Greito pasiūlymų talpinimo langas yra pagrindinio tinklalapio puslapio dešiniajame viršutiniame kampe. Šis langas skirtas tam, kad jūs galėtumėte greitai patalpinti duomenų bazėje vieną ar kelis krovinių arba transporto pasiūlymus. Naudojant šią funkciją, jums nereikia pildyti atskiros formos kiekvienam pasiūlymui. Norėdami patalpinti savo pasiūlymą duomenų bazėje, įveskite trumpą savo krovinio ar transporto prašymą. Pavyzdžiui, krovinys Ryga, Talinas, rytoj 20 tonų. Pagal jūsų tekstą sistema atpažino, kad tai yra krovinio pasiūlymas. Jei norite redaguoti šį pasiūlymą, spauskite pieštuko simbolį, o jei norite patalpinti sistemoje, spauskite pridėti. Pasiūlymus taip pat galima talpinti balso pranešimų formą. Paspauskite mikrofono ženkliuką ir įrašykite skelbimų tekstą. Pavyzdžiui, tentas Maskva-Minskas, trečiadienį 15 tonų. Pagal jūsų tekstą sistema atpažino, kad tai yra transporto pasiūlymas. Jei norite patalpinti pasiūlymą sistemoje, spauskite pridėti. Pasiūlymas patalpintas. Visus savo pasiūlymus galite peržiūrėti skyriuje Mano pasiūlymai, esančiame po pagrindiniu tinklalapio meniu. Kilus klausimams dėl darbo tinklalapyje, kreipkitės tinklapio apačioje nurodytais kontaktais.